Tradicinė Nahatlių malda. Tau, man ir kiekvienam. Galite patogiai atsisėsti ar atsigulti, keletą kartų lėtai ir giliai įkvėpti ir iškvėpti, užmerkti akis ir sugrąžinti savo dėmesį į savo vidų. Ir tiesiog mintyse pakartokite tuos žodžius, kuriuos aš sakysiu, tam, kad sustiprintumėte energiją ir užtvirtintumėte ją. Aš paleidžiu savo tėvus nuo jausmo, kad jie suklydo mane augindami. Aš paleidžiu savo vaikus nuo mano vidinio poreikio jais didžiuotis tam, kad jie galėtų gyventi savo gyvenimą ir eitų savo sielos keliu. Aš paleidžiu savo partnerį nuo būtinybės mane užpildyti. Man nieko netrūksta. Aš mokausi iš kiekvieno žmogaus visą laiką, nesvarbu, kas mane supa. Aš dėkoju savo seneliams ir visiems protėviams, kurie susitiko už tai, kad galiu šiandien kvėpuoti šiame kūne. Ir aš paleidžiu juos nuo praeities klaidų ir nuo neišsipildžiusių svajonių, suvokdama, kad jie darė geriausia, ką galėjo tuo metu, tam, kad situacija išsispręstų pagal jų tuometinį suvokimą ir jų sąmonės lygį. Aš gerbiu juos, aš myliu juos ir aš atpažįstu juose bei pripažįstu jų nekaltumą. Aš apnuoginu savo sielą prieš jų akis ir todėl jie žino, kad aš neslepiu ir nesisavinu nieko, tik esu savo ištikima ir einu vedina savo širdies išmintimi ir savo sielos keliu. Aš suprantu, kad aš įgyvendinu savo gyvenimo projektą, išlaisvindama nuo matomų ir nematomų šeimos tiesų, kurios gali trukdyti mano ramybei ir džiaugsmui, kas yra mano pati didžiausia atsakomybė šiame gyvenime. Atsisakau gelbėtojo, vienytojo ir lūkesčių pildytojo rolės. Aš mokausi per meilę, laimindama savo esybę ir savo būdus išsireikšti. Net jei bus kažkas, kas manęs dėl to nesupras. Aš suprantu save, nes tik aš gyvenu ir patiriu savo istoriją. Nes pažįstu save. Žinau, kas esu, ką jaučiu, ką darau ir kodėl tai darau. Aš gerbiu ir patvirtinu. Aš laiminu dieviškumą savyje ir tavyje. Mes esame laisvi.